Tai ką, kolektyvas, sveiki, linkėjimai šį kartą iš Prancūzijos, iš Alpe d'Huez kurorto. Čia su visa kompanija, Rusne, Guoste ir Bernardu atvykom praleisti atostogų. Taip, tai iš tikro miestelis yra tikrai labai mažas, jaukus, ramus. Tuo keltuvu ir prasidės mūsų kelionė. Labai gerai, kad atvyko visi mūsų lagaminai, sportinė tašė, tai esam pilnai pasiruošę ir rytoj nuo ryto duosim vaizdų. Ir norėjau jums pademonstruoti, kaip šiais laikais yra paprasta valdyti droną. Tiesiog paspaudžiu grįžti namo. Jis pats pagal savo nustatytą trajektoriją grįžinėja į pakilimo vietą. Nieko daryti nereikia. Nu tikiuosi. Gerai parskrenda, žiūrim. Landing. Viskas, landing. Nu ką, saugiai? Viskas tvarkoja. Bum. Taip, tai mes čia turim antį. Prancūziškai patiektą. Tuomet čia lazanija. Lazanija. Irgi antis. Ir siurbytė. Tai va, pirmas mūsų užvalgymas. Čia yra greičio lenta, agresyvus įrankis. Tada čia yra Rusnės lenta, parke jinai su jas stengsis važiuoti, ant reilų įvairiausių. Čia yra Rusnės slidės, freestyle slidės. Pasitariau su savo draugu, Ovidijum ir priekinę koją sukam 21 laipsnių. Galinė 6 atgal bus. Dabar Guostė toliau papasakos apie virtuvės mūsų reikalus. Nu tai kon jūs, slidininkai. Užeinam į virtuvę. Taigi, dešrų, papildų ant kalno, kad nesušalti. Ir daug kiaušinių čempionų pusryčiams. Daržovių, dešrų, kolos, kažko saldaus. Aišku, greikių kaip tikri lietuvaičiai, juodos duonos. Ir tiek, nevalgyti čia susirinkom slidinėti. Po truputį lenda giedras dangus. Ir let's shred. Tikslai šiandienos kokie merginos? Backflipas? Prisiminti, kaip čiuožti su slidėm. Pirmas rytas, mes jau po pusryčių susiruošėm, apšilom, rengiamės, žiūrim kokia čia situacija ir šiandien keltuve būsim pirmi. Kaip ir trasoj. Rusne, pirma diena, ką manai? Neturiu dar komentarų. Šiaip šiandien viskas puikiai. Vienintelis minusas, kad didelis vėjas, neveikia keltuvai, daug žmonių. Šiltas vėjas. Papa. Taip, tai panašu, kad atradom kampą, kuriame šiandien čiuošim. Mažiau žmonių, mažiau vėjo, graži trasa, gražūs vaizdai. Pauderis, 2 cm kažkur pauderio. Nu, gražu, Prancūzija irgi. Rusnė išsiaiškino, kaip šokinėti su Bernardu, tai dabar kolektyvas laikykitės. Be trenerio. Operatorius. Mamma mia. Guostai truputį akiniai per stipriai užveršti. Nieko. Pirma diena, negali iškart viskas būti labai gerai. Yes. Aha, thank you very much. Wow. Thank you.
Tokie vaizdai kolektyvas. Kalnai yra jėga. Bernardas va, su kaukė, gražuolis. Prancūzas vis tiek yra. Kraujas tikrai ne raudonas pas jį. Guostė, dešrytė. Ši diena tokia buvo labai problematiška, bet iš kitos pusės tai buvo geras apšilimas, nedaug nučiažiam. Tai rytoj bus geriau, rytoj bus daugiau ir vaizdų, o dabar einam valgyti. Aleliuja. Aleliuja. Mackas jauniausia. Taip, dar pagalvojau, parodysiu jums, kame čia buvo problema šiandien. Mes gyvename šitam miestelėje ir iš šito miestelio į Alpes d'Huez yra patekimas per šitą vat keltuvą, per tarpeklį to. Ir kadangi pūtė šiandien labai tikrai didelis vėjas, tai šitas keltuvas nedirbo. Tai vienintelis šitas keltuvėlis dirbo ir tik čia buvo galima slidinėti, iš tikro prancūziškas liepkalnis toks. Tai kadangi Bernardas turėjo mašiną, tai mes iš čia atvažiavom su mašina iki čia, bet irgi galėjom pasikelti maksimum iki šitos vietos. Pasiskolinom iš kaimynų domino. Šiandien laukia domino vakaras. Domino. Gal stovėtų jėgeris ir tu prie krašto ir kad aš burnai kiltų tą jėgeris. Pabandom taip. Taip, tai kolektyvas mes dabar bandysim padaryti tai, kas realiai dar nėra niekada daryti ir nėra net įmanoma gal. La, taip dabar atsargiai. Palauk. Du, trys. Sakiau. Čia neregėta Lietuva dar visi. Nu tu jį nustatyk ten, Bernardai. 1, 2, 3. Naujas rytas, nauja diena. Kiaušiniai. Arbata. Čia yra daržovės, dešrelės, apelsinų sultis. Ir... Dar tamsu ne 6 ryto. Bet šiaip lygtais viskas gerai. Pasirodyk, Guostė, kaip tu čia čiuoštum. Tinkas? Tsarkiai, gal. Tik nebūtų, Inspiras. kad nebūtų tai. Čia mes už pusvalandžio. Gerai, kaip visada, atėjom 10 minučių iki keltuvo, tai yra puikus laikas apžvelgti įrangą. Taip, ir raiderius. Taip, tai pirmoji raiderių Rusnė. Rusnė šiemet bando čiuošti su freestyle slidėm. Taip, toliau turime antrą raiderę iš Prancūzijos, Guostė. Daug papasakot negaliu, klasikinės karvingo stylės slidės. Ir toliau pagrindinis mūsų raideris su 2 metrų ilgio slidė, Bernardas. Tai šitos slidės yra freeridui pagrindė skirtos, bet jos puikiai tinka ir karvingui. Ir Rusnės slidutės kaip vaikiškos atrodo prie šitų. Pažiūrėkit, kokio pločio tas slidės. Parodysim, kaip Bernardas laksto su juo. Na ir čia yra jau mano ginklas. Kapita Kazuko lenta su Union apkaustais. Tai vakar pirmą kartą ją išbandžiau. Tai labai patiko. Šiandien toliau, ypač vat, ant tokių trasų, su jie palakstyti yra turbūt pats didžiausias malonumas. Aik, tu savo kaip gražu. Vaisius ant vaikų kalno. Taip, tai panašu, kad šiandien keltuvas veikia. Viskas yra gerai.
judam. Bonjour. Tai truputį dabar pačiuošim, tada vėl šoksim į keltuvą ir atsirasim jau Alpe d'Huez tikram kurorte. Štai ten. Šitas keltuvas yra skaitomas vienas baisiausių Europoje. Tai pažiūrėsim, kodėl jis yra toks baisus. Žiūrėjau. Oh yes. Oh yes. Kamerai gal taip nesimato, bet iš tikro labai stačiai varom. Taip, dabar sumastėm, kad varom iki pat viršaus, kiek tik įmanoma. Ir tada čiuošim. Žiūrėsim, gal rytoj imsim kitą strategiją, bet šiandien jau padarėm taip. Tai jau 10 valandų, 9 įlipom į pirmą keltuvą, o čiuožiam dar kokias tik 3 minutės. Tai jau. Susirenka visa komanda ir mes važiuojam žemyn pagaliau. Ringing out the old, shining in the new. We've been bought and sold and don't know what to do. All these empty lies being bastardized, that's true. We left it. Problem? It's on the track. Yeah. We just Not to get cold. C'était 2 tartares, gratinés et... Mes visi visada užsakom per 10 sekundžių. Bernardas 2 minutės paso. su padažu, be padažu, su salota, be salotos. Burger et les tartines tard, c'est en même temps. Sorry. Yeah, des gratinés, des petites tartes. Čia yra Domanto sumuštinis, Bernardas bulvytės, Reginos tartarai, dar paėmėm onion supą. Skanaus visiems valgantiem. Now it's up to you. You can trick and you made up your mind that I didn't think it. All the good deeds you did left behind, and the options are shrinking. Taip, dabar kolektyvas bandys čia prasišokti, pažiūrim, kaip jiems seksis. Opa, Bernardas. Oik tu. Sau. Wow. You feel guilty and know who to blame. It's a puppet theater. A puppet theater.
Guostas apranga. Nei vienas odos lopinėlis neišeina. Radom ir kokį 2 vietį. Guostas su Bernardu. Kaip senais gerais 70-aisiais. Puikiai dienelė šiandien. Let's go. Šiandien tikslas 40 km. Vakar nuvarėm 35, 6 jau yra. Judam toliau. Rusnė makinas atbulom važiuoti. Jai! Dar vieną. Šitas keltuvas neveikia, bet kažkur va ten. Ir tada bus ta ilgoji 9 km traselė. Ji, jeigu būtų nuo pat viršaus, nuo va to Pic Blanco, tai jinai skaitosi ilgiausiai Europoje juoda trasa. Bet čia va kaip tik matosi kolegos tvarko. Čia spalį per audrą. Kas atsitiko šitam keltuvui? Guostė darbuojasi. Pabučiok mane į lūpas, aš tau duosiu pinigų. Šoka vyrai, šoka moterys, bet tarp jų nematau tavęs vertų. Šoka vyrai, šoka moterys, bet tarp jų Rusnė skrenda. Oi, va. Turim! Pirmas kritimas. Viskas gerai? Įvyko klaida ir jin buvo užfiksuota. Neužsigavai? Ne, nu viskas. Trenktelėjau, bet svarbu, kad kojai neišsisukau. Jo, va, kritimo žymės. Kraujo nesimato, tai viskas gerai. Būna, tu prisimeni mane ir aš iš 15 skubų parbėgu pas tave. Būna, kaip domino tada, juda sukasi meilės mašina. Būna, tu prisimeni. Šita traselė tai yra visiškas kosmosas. Vienintelis minusas, kad tik jos kilti reikia pusvalandį, bet šiaip tai wow. Kartosim. Trečia diena jau pinigai į pabaigą, tai pasiėmėm bulvyčių. 1 ant 4. Ir špricą 1 ant 4. Jeigu ką, tai čia legit yra. Čia yra sidras, o čia net parašyta, kad sidrų į puodelis. Pažiūrėkit, kaip mes daryt. Mamma mia. Bernardo mėgstamiausia pica. Kad ją pasidaryti, reikia užsisakyti atskirai bulvyčių ir margaritą picą. Prisimeni mane ir aš iš 15 skubų parbėgu pas tave. Kliūna, kaip domino tada, juda sukasi meilės mašina. Elektrolito ąsotis tiesiai Rusnei į skrandį. Ką, atvykom vakarienės. Pirmą kartą ragausime tokį sūrio fondiu. Šitas fondiu eina su mėsytė, salotom ir tokia vat bulkutė. Rusnė dar papildomai daro užsisakė, tai Papildomai. Aš tik tartarų užsisakiau domantas. bandysim įveikti čia. Čia iš tikrųjų aš vienas tokį bliūdelį užsisakiau, vat. Galit palinkėti man sėkmės. Skanu. Nelabai skanu, matau jau. Gerai, eina šefas ragauti. Kolektyvas, pažiūrėkit, ką čia mes turime. Kokį čia turim lentą. Monoski. Monoski čia yra. Įsivaizduokit, 2 kojytės taip surištos ir lekėt nuo kalno ant 70. Dar viena monoski. O va čia Burtono lenčikė. Oldschoolinėje pūstai. Klustai. Su šita tai rytoj pralėkčiau, manau. Rekomenduojam. Lešius. Labas rytas. Šiandien sugalvojom, kad važiuosim į Les du Alpes. Slidinėti ten. Čia yra kažkur už 25 minučių nuo mūsų. Bernardas atvykęs čia su golfu savo iš Prancūzijos. 4 žmonės.
Viena lenta, 3 slidės. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Einu padėsiu kolektyvui sunešio daiktus.